ariko hepfo bari kumujyana haruguru hari imuta bahita bamubaza inama ingene n'abantu bari kumugana ni hano ubona amubonye Ваша курья? Как за не на нас, его Иван. Bravo neza. Bravo. Wagize amahirwe uyu munsi ndagusanga hano mu rugo. N'amahoro. N'amahoro. Nibyo. Basariwe neza. Muraho. Ariko imvura iransaruza nabi. Imvura? Imvura irabyica. Iraba? Inzu iraba? Ibi. Jis atsiprašė, kad negražiai apsirengęs, sako, nežinau, kad apie 3 svečių. Tai sakau, nesijaudinkit, darbo rūbai yra garbė. Yra negarbė būti gražiai apsirengusiam ir būti parasitu, sakant, gyventi iš kitų darbo, ne pačiam nedirbti. Tai, sakau, yra garbė prieš Dievą, prieš žmonės, jeigu žmogus darbo rūbai sudraskyti, purvini, nuo didelio darbo, tai čia yra tik pagarba. Ir bendrai žmonės žino, kad tokius aš gerbiu pirmoje vietoje. Yavuze riyari akana? Yavuze kuri 25. Kwa gatatu? Kwa kabiri. Žmona nuėjo pas, tenais, sakant, kur gydo, bet ten daktaras tikras, kur mes valgėm. Tai nuo čia iki ten pėsčiomis yra, ypatingai čia žemyn pakalnė, paskui vėl lipti. Nu, kilometrą gal nedaug, kokie 13-14, bet žemyn aukštyn su mažu vaiku. Ir jie neturi pinigėlių kišenėje, tai niekas nepadeda. Neseniai gimė vaikas 2 mėnesių, ne 2 mėnesių, mėnesių ir pusė. Taip,
ariko kuda chicken hego uzakomeza guhinga neza. ubundi ntabwo umuntu acika intege ntabwo umuntu acika intege umuntu arakora rero gutunga umwana. Merci. Vaikas mažiutas gimė vasario pabaigoje 25, 25 kovo, dabar yra prieš mėnesis ir keletą dienų tik tais. Jis sako savo tyliai prieš save, sako, dėkoju Dievui, kad tu kuniga čia esi, nes šiaip jie niekas, joks velnės jiems vaistų neduota. Turėtų pirkti, bet dabar aš jam dėva pinigų, bet šiaip jie turi pardavinėti šitų, porą centų gaunu, kad ir vaistai labai brangus. Miega, sakant, drėgmai, dėkių neturi geros lovos, daugiausia ant žemės miega. Tai laimingi jie, kad čia, sakom, susidūrim taip, o kitur. Bet va, sako, dirba iš sunkiai lauką, apdirba lietus dalį nuplauna ir tai jų gyvenimas, kova su gamta. Pažiūrėk šičia, ar su arklu ir arti galima. Jokių būdų aš nemanau. Nei traktorius. Matai, o jie čia su kauptukais sunkiai dirba tarp akmenų. O čia auga du augalai, kurie yra tiesiog Afrikos ir Pietų Amerikos išgelbėjimas. Yra mandioka ir saldžios bulvės. Ir gali būti 2 mėnesiai be lietaus auga. Ir noksta, yra nuostabi. Bet va, tokius akmenyse, bet kiek čia O čia įrodymas, prieš mėnesį praėjau, vyras kirto krūmus, kaip čia tie krūmynai. Lygiai taip. Ir jis iškirto šitą gabalą žemės, o ten guli dar krūmai iš šono, pasodino saldžių bulvų ir jau pradėjo augti. Ir, sakant, taip užkarauja, bet čia jis gerą gabalą žemės, nes po krūmais žemė derlinga, dar nepavargosi. Bet va, kaip jie viskas rankų darbu, su machetėm išpjauna krūmus, paskui išparena tą žemę ir jau po keletą mėnesių jau turės gražių saldžių bulvų. Nipi vaura hinga. Vapi, bohoro, umanepi, ujunu augero maitų. Jos premijelį, kadangi dirba namie, tėvams padeda. Kira. Vaura hinga bohoro. Vaura nago hingan vapi. Vaura hinga vapi. Jį turi kasdien vandens parnešti. Ten kur nors slėny yra irgi toks pusiau šaltinis. 7 metų vaikai turi dirbti. Pagal iki paskutinių jėgų. Bet jeigu neprimuša. Aną dieną mačiau 11 metų piemenį, tai didžiausias maištas žolių karvai, tai jis jau negalėjo peiti. Čia pas mus sodybė yra viena mergaitė, čia, kurie tie bananai, čia viena moteris gyvena. Ir jis, kai atėjom, dar ranką aštinus, sėdi ten. Sako, serga, bet nežinau, kas ten buvo paina pūlo. Sako, čia jūsų dukra, ne. Tai kas jinai? Nu, sako, čia buvo kur nors, po karo, tai paėmė pas mane ir dirba. Ne į mokyklą nesunčia nieko, jie yra 15 metų, dabar pas mus mes sunčiam mokyklą pas vaiko. Bet dar vergystė dar egzistuoja. Paėmė vaiką ir jie turėjo dirbti.